Ką bendrome rastume tarp zero emission politikos, augančio elektrinio transporto tinklo ir pokyčių sunkvežimių transporte? Tikėtina, kad iš viso šito solidžiai uždirbs vienas unikalus verslas. Ši kompanija specializuojasi įvairių tipų sunkvežimių gamyboje ir vis labiau orientuojasi į griežtinamus aplinkos apsaugos standartus. Tai gali mums papildomai uždirbti pinigų. Verslas užsiėmęs tokias patrauklės rinkos pozicijas, kad analitikai jam numato net 25% augimo perspektyvas per ateinančius 12 mėnesių. Keliaukime apžvelgti išsamiau ir jei žiūrėsi iki galo, žinosi, ar verta išnaudoti šią galimybę savarankiškai. Šiandienos apžvalgai pasirinkau globalų sunkvežimių gamybos verslą PACCAR. Pavadinimas daugam sukels krūvas klausimų. Pasaulis žino tokius sunkvežimius kaip Volvo, MAN, Scania. Kas per gamintojas yra tas PACCAR? Atsakymą gausim pažvelgę į pagrindinius kompanijos gaminamų sunkvežimių brandus. Europiečiai iškart atpažins PACCAR sunkvežimių markę DAF. Tuo tarpu JAV, Kanados ir Meksikos rinkose galingas pozicijas užima PACCAR sunkvežimių markės Kenworth ir Peterbilt. Trumpai tariant, visos pagrindinės PACCAR sunkvežimių markės pagal pardavimus nuolat patenka tarp topinių pasirinkimų tiek Europos, tiek Šiaurės Amerikos rinkose. Lyderystė turtingose rinkose atsispindi ir PACCAR finansų eilutėse. Kompanija vien 24 metais uždirbo virš 33 milijardų dolerių ir kalbam apie 4 milijardų dolerių pelną. Verslo grynojo pelno marža tais metais viršijo 12% ir mes kalbam apie transporto, taip sakant, pasirinkimą. Vėl, žiūrint pajamų pelno augimo tendencijas, irgi matome pozityvius rodiklius. Paėmus bendrus 20-24 metų rezultatus, PACCAR grupės pajamos vidutiniškai augo po 20%, tikrai stipru. Identiškų laikotarpių metinis įmonės grynojo pelno augimas vidutiniškai siekia net 55%. Va čia tai skaičius, kuris man patinka. Vien šių rezultatų pakanka, kad dauguma investuotojų parodytų didesnį susidomėjimą būtent šiuo verslu. O pradėjus kapstyti giliau, atsiveria tikra aukso gysla. Kaip minėjau video pradžioje, šis verslas gali labai solidžiai užsidirbti iš visame pasaulyje griežtinamos aplinkos apsaugos tvarkos. Pasigilinkim truputį į šitą vietą. Daugiau negu 140 pasaulio valstybių šiai dienai yra įsipareigojusios iki 50 metų tapti net zero šalimis. Paprastai kalbant, siekiama stipriai sumažinti CO2 ir kitų šiltnamio dujų emisijas ir pasiekti nulinį tašką lyginant bendras sugeneruojamas ir iš aplinkos surinkamas dujų emisijas. PACCAR labai aktualu, kad pagal net zero politikos gairės aktyviai veikia įmonės pardavimams kritiškai svarbios rinkos. Kanada, Europa, Meksika ir daugybė kitų šalių užsimojo ženkliai sumažinti savo dujų emisijas ir dažnu atveju net zero pokyčiai vis labiau apima ir sunkvežimių segmentą. Paimkime, pavyzdžiui, Europos Sąjungą. Palyginus su 19 metų CO2 emisijomis, iki 40-ųjų Europos specialių įstatymų palaipsniui sumažins naujų vidutinių ir sunkiasvorių sunkvežimių CO2 emisijas net 90%. Sunkvežimio emisijų mažinimą daugiau ar mažiau skatina ir ta pati JAV, Japonija, Pietų Korėja bei daugybė kitų galingų pasaulio valstybių. Natūralu, kad privalomi aplinkosaugos pokyčiai skatina pilnai elektrinių sunkvežimių sektoriaus plėtrą. Šioje vietoje bent iš dalies rankomis trina visi fūrų gamintojai. Juk naujų elektrinių sunkvežimių kaina rinkoje iki 2-3 kartų viršija tradicinių dizelinių modelių įkainius. Kadangi būtent Europa griežčiausiai įgyvendina visą CO2 emisijų mažinimo tvarką, logiška teigti, kad senasis žemynas stebės ryškų elektrinių sunkvežimų pardavimo augimą. Būtent šioje vietoje atsiranda gera galimybė kompanijai PACCAR. Kaip ir sakiau, verslas daugybę metų Europai teikia įvairių dydžių DAF sunkvežimius ir jam puikiai pažįstami šios rinkos verslų poreikiai, reguliaciniai reikalavimai ir tiekimo grandinių niuansai. Tokiam gamintojui lengviau realizuoti naujo tipo transporto priemonės. Ir svarbu ir tai, kad DAF tikrai turi ką parduoti. Šalia visų tradicinių sunkvežimo modelių verslas siūlo ir pilnai elektrinės fūras, tokias kaip DAF XF, XD ir XB. Dabar akivaizdu, kad Europoje PACCAR turi tą gan efektyvių EV sprendimų. Kokia situacija kitose šalyse? Juk PACCAR pardavimai JAV, Kanados jungtinėje rinkoje apima net 60% bendrų pajamų, tai čia tikrai svarbus sprendimas. Čia kompanijos pozicijos irgi yra solidžios. Amerika yra stipriai naftos pramonė ir tradicinį kurą orientuota šalis ir jungtinės valstijos nesenai pasitraukė iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo, tad rimto koncentravimosi į net zero politiką artimiausiais metais tikrai nereikėtų tikėtis. Aš manau, su laiku tai pasikeis atgal. Paprastas rezumė su tam tikrais patobulinimais, PACCAR gali ir toliau sėkmingai lyderiauti rinkoje su įprastais benzininiais dizeliniais modeliais. Dabar, kiek kitokia situacija Kanadoje? Ši rinka siekia realizuoti tą net zero 50-ųjų politiką, turi aiškias emisijų mažinimo gaires ir veikiausiai
griežtins emisinius transporto reikalavimus aktyviau nei JAV. Tai Pakar gaunasi gali likti ir senesnėme požiūrėje ir tuo pačiu išnaudoti naujas taisyklės. Abiejais atvejais tai yra vertinga jiems iš abiejų pusių. Svarbu paminėti, kad transporto elektrifikacija atšiauriose Kanados vietovėse riboja automobilių krovimo tinklo plėtros iššūkiai bei žiemiški regiono orai. Ir reziumė būtų, kad tikriausiai turėsime hibridinį variantą tokį tarp Europos ir tarp JAV. Apibendrinus šiandienos medžiagą, turim labai stipriai išaugusį sunkvežimių gamintoją, kuris efektyviai taikosi prie naujų rinkos standartų. Puikiai finansinė būklė ir išskirtinis transporto markių populiarumas leidžia Pakar kompanijai ir toliau tikėti solidžių investicinių įplaukų bei globalaus verslo augimo. Vertinant stambius investuotojus, beveik 19% Pakar akcijų šiuo metu kontroliuoja investiciniai gigantai. Vanguardas, BlackRock. Tarp žinomų investuotojų rikiuojasi ir tokie vardai kaip State Street, Bank of America, UBS. Tai jeigu atlikus savo analizę, pastebėsi, jog mielai prisijungtum prie šio investuotojų rato, taip pat parodysiu, kaip greitai ir paprastai tampama Pakar investuotojais. Šokam į praktiką. Atsidarom Freedom 24 sąskaitą, priminsiu, kad visi šitie portfeliai yra pasiekimi per nuorodas aprašyme, bendra suma viršyje 130 000. Mintis, kad jūs lengvai galit patys pamatyti, ką aš veikiu ir pasižiūrėti į portfelį savo laiku. Visas nuorodas, kaip minėjau, aprašyme, plus jums atsidaryti reikės Freedom 24 sąskaitą, atsidarius turėsit iš karto momentaliai prieigą prie milijono skirtingų įrankių, akcijų, ETF ir viso kito. Atsidarius iš karto įsinešat pinigų, nepamirškite, tai yra kaip banko sąskaita tiesiog vertybinėms popieriams, tai reiškia akcijams, ETF-ams, ir tuomet vedam PCAR, Pakar kompanijai. Ant jos pačios paspaudus galime matyti truputį daugiau informacijos. Per procentą užaugo šiandien, dividendų išmokos virš 4%, apžvalga, analitika, ataskaitos, įvairūs rodikliai, taip sakant, pinigų srautai, balansai, analitikoje truputį paėjo žemyn, pajamų ataskaitos, finansinis stabilumas, visi rodikliai, ką galite matyti ir ko gali reikėti. Ilgesnis laikotarpis, jeigu norit pasižiūrėti, kiek buvo svyravimų, kiek pakilimų, kiek nusileidimų. Bet nusprendus investuoti, spaudžiam investuoti, įsitikinam, kad turim sandoris 99,5, paeinam žemyn baksų. Jeigu norim pamatyti, dar galim pasižiūrėti, kuriais mėnesiais yra išmokami dividendai, tai galit kaip ir nuspėti į ateitį, kada bus mokami sekantis, galbūt į šitą vietą būtų paskatintų, taip sakant, irgi teisingai įsivertinti. Ir šitoje vietoje jūs sakot, noriu, sakykime, 10 vienetų. Jeigu akcijų birža atidaryta, tai galit toliau ir nekeliauti, nebūtina iki atšaukimo, iki dienos galo irgi momentaliai visi patvirtins, bet jeigu tai yra savaitgalis ir ten atsidarys už kelių dienų, tai jums nustatymuose reikėtų turėti iki atšaukimo, tam, kad automatiškai neatšauktų jūsų užsakymų. Pateikti pirkimo nurodymą, patvirtinti pirkimą ir jūs taptumėte akcininkais. It's that simple, taip sakant. Taip, nepamirškite išnaudoti nuorodų ir prie nuorodų visas aprašymas, kaip nauji klientai gali gauti iki 20 nemokamų akcijų, kurių bendra vertė, nes kiekvienos man svyruoja nuo 3 baksų iki 800, tai bendra vertė gali ir keli tūkstančiai eurų būti. Analizuojant visus transporto pokyčius ir aplinkos apsaugos standartus, kilo toks klausimas. Kurios verslus mano žiūrovai laiko žaliosios ekonomikos ateitimi? Galbūt aktyviai investuojate tą pačią Teslą ir panašias elektrifikacijos įmonės, o gal priešingai statote tradicinės naftos pramonės, nes matot, kad viskas, tas visas Go Green judėjimas primena tokį išpūstą burbulą. Lauksiu komentarų, lauksiu įžvalgų ir aptarsiu per klausimų atsakymų rubriką. Tai nepamirškit palikti visų įžvalgų komentaruose ir čionais paliksiu paskutinę klausimų atsakymų sesiją. Iki kito epizodo.